pasitaikė naujas kvietimas teikti projektą. Ir mes kaip tradicinio amatų centras tikrai pataikėm, nes tai buvo tradicinio amatų plėtros, taip pat ir veiklos finansavimas. Tai nusprendėme, kad mes negalime praleisti tokios progos. Vien dėl to, kad amatų centras buvo pastatytas iš pirmojo etapo ir mes turėdami tokį gražų centrą sulaukėme labai daug lankytojų, todėl atsirado poreikis truputėlį plėstis, išplėsti savo veiklas į esamą teritoriją šalia tradicinio amatų centro. Įsiplėtė veiklos, įsiplėtė erdvės. Mes susikūrėme tarsi mažą miestelį, kaimelį tradicinį, kuriame yra kelios gryčios ir tose gryčiose vykdomos tradicinės veiklos, bitininkystės, staliaus dirbtuvės, kalvystės, taip pat audėja ir puodžius savo erdvės prasiplėtė, nes jiem liko daugiau vietos. Mes talpinome amatų centre tiek audėją, tiek keramiką, bet norėjome parodyti, kad Panevėžio rajonas garsėjo ir garsėja kitais amatais. Tai išskyrėme tokius kaip kalvio amatą, bitininko, taip pat ir staliaus. Ir juos norėjome parodyti gyvai, demonstruoti gyvai. Tai taip ir kilo mintis, kad truputėlį daugiau tų amatų galėtumėm parodyti savo lankytojams. Tikrai susidomėjimas didelis ir be šitų investicijų mes tikrai neįsivaizduojame tolesnio savo gyvenimo, nes veiklos prasiplėtė ir turime tikrai pasiūlą įvairiausių veiklų savo lankytojams. Mūsų amatininkai stengiasi atkurti, atgaminti senasias tradicijas bent jau 100 metų atgalios. Tai kalvio dirbtuvėse tikrai jūs galite matyti senų rakandų, netgi nesvarbu, kad tarkim bitininko dirbtuvėse tie rakandai nauji, tokie kaip seni, kad buvo. Tai kalvio dirbtuvėse mes turime senų rakandų. Ir stalius į savo dirbtuvės atsivežė įvairiausių įrankių komplektų, kurie likę iš kartos į kartą perduodami iš tėvų, iš senelių. Tai tų rakandų senybinių mes galime atrasti tose dirbtuvėse. Jau dabar turbūt nebeįsivaizduojam Upytės tradicinio amatų centro viename tame moliniame namelį. Tai tiesiog nebeįsivaizduojam, kaip dabar būtų.